Sveiki, esu Rūta Toleikytė, interjerų dizainerė, visuomeninių interjerų, tai yra mano specializacija. Šiuo atveju mes kalbame apie privatų interjerą, kas yra man pakankamai nemažas iššūkis ir tai buvo privataus mano namų interjero sukūrimas. Erdvės, manau, buvo suformuotos jau kokias aš radau pakankamai logiškai, teisingai ir gerai. Man dėl to, manau, irgi labai pasisekė, kad aš tokį butą radau, nes sanmazgas savo vietoj, bendroj erdvėj, svetainė su virtuve, irgi viskas vietoj logiškai ir miegamoji erdvė ir holas pakankamai nemažas, kur yra dar ir galimybė, kur aš ir įsikūriau tamsų kambariuką su atskirimu sienutės. Pagrindinė idėja, jeigu aišku taip galima sakyti idėja, kokia čia buvo, kuriant mano šitą interjerą, buvo ta, kad, kaip aš sakiau, kad aš esu visuomeninių interjerų dizainerė ir aš dirbu su literatūra arba ieškau literatūros, kur yra visuomeninių projektų pavyzdžiai. Aš pamačiau vieną fotografiją, kur man labai patiko derinys balta, raudona, auksinė ir aš pagalvojau, kad aš norėčiau pas save tokios nuotaikos. Labai įdomu, kad viskas iš tiesų prasidėjo nuo sanmazgo, nuo vonios kambario. Tenai atsirado šitos 3 spalvos, o visa kita paskui pamažu įėjo ir visas kitas erdves. Tai aš net negalvojau apie medžiagiškumus, tarkim, grindis aš radau tokios, kokios yra, man jos tiko. Iš tiesų aš kažką panašus ir įsivaizdavau, aš nenorėjau, kad tai būtų kažkoks parketas arba smulkios lentelės ar laminatas, tai yra tikras medis ir, tarkim, galbūt ir jos plotis, tos lentos yra man priimtinas, tai aš jau nekeičiu. Tai nebuvo galvojimas apie visumą, iš tiesų tai buvo impulsyvus vieno daikto pamatymas, derinimas prie kito daikto, kurį aš jau turiu, arba netgi daiktų rinkimas iš savo šeimininių rekvizitų, kaip stalas iš mano močiutės paimtas, kurį nuo vaikystės pamenu, jį restauravom su tėtuku, arba tas pats vonios kambarys, vonia paimta iš kitos močiutės restauruota ir padarytas derinys spalvų toks, kokio aš norėčiau. Tai taip dėliojau, žaidžiau ir finale gavosi tokia visuma, kokia yra, bet jos nebuvo sugalvotas, bus taip ir taip. Buvo idėja spalvinė, o paskui susidėliojo viskas kitas. Man tai yra replika į klasiką, bet ne per daug išlaižyta ir išglamūrinta, nežinau, gal čia lietuviškai neskamba gerai, bet kad tai yra klasika mūsų laikais. Virtuvės baldai yra balti dėl to, kad aš taip įsivaizduoju, kad balta spalva baldas dingsta, jisai prapuola kartu su sienom. Ką aš ir norėjau turėti, sienos baltos ir kaip spinta, kaip komoda, neturinti akcento jokio su įranga, dėl to pas mane nėra gartraukio matomo, jis yra instaliuotas, paslėptas, dėl to ieškojau, kad būtų balta buitinė technika, konkrečiai čia yra orkaitė balta, šaldytuvas mažas integruotas, vėlgi apie tą pačias detalės, kad kuo mažiau metališkumų, tai kad būtų kaitlentė be metalinio rėmelio, plautuvė juoda susivedant į tą patį juodą kaitlentės toną. Pagrindinis akcentas, jeigu šitoje erdvėje kalbam, yra sofa, kuri man buvo idėja, kad aš jos noriu vadinamos tos vaflinės rašto ornamentikos, kuri yra replika į anglišką klasikinį Česterio minkštasuolį, minkštą baldą ir aš ją atsitiktinai visiškai pamačiau vitrinoje ir tai buvo iš tiesų man didelis džiaugsmas dėl to, kad aš jau buvau staikus, kad aš vos ne pati prašysiu, užsakinėsiu, kad man gamintų, nes ko aš ieškau, manęs netenkino. Yra tokie dalykai, kurie yra su šiltu prisiminimu, kiti yra atsitiktinis impulsyvus pirkimas, o kai kurie yra taip apgalvotas, kaip virtuvės zona planavimas, kaip daryti. Miegamasis pats neutraliausias turbūt, nes tai yra poilsio zona, nors pagalvojau, kad gal neturi būti jisai visiškai toks joks, tai dėl to ten atsirado ryškesnis tapetas, kuris yra bent man toks panašus į kaimiško, lyg tai tarybinio, lyg retro stiliaus tokį stiliuką
Ir visai atsitiktinai gavosi, kad aš labai panašaus tipo pati pasidariau, restauravausi kėdę, kuri tenai gražiai įsilieja, jinai gaunasi kaip dalis tos sienos. Apšvietimas yra pati sunkiausia dalis. Sunkiausia galbūt ne dėl pačios, kaip sakyt, funkcinės arba profesinės priežasties, sunkiausia dėl finansinės, dėl to, kad ką aš išsirenku, tai yra labai brangu, ne pagal mano biudžetą, tai ką jūs matote, tai yra laikinas apšvietimas ir jisai laukia geresnių laikų, kada jis bus pakeistas į geresnių šviestuvų. Pagrindinis skirtumas visuomeninio ir privataus interjero tame, kad tai yra žymiai mažesnė erdvė, tai yra kitas biudžetas. Biudžetas tai lygu kitos medžiagos, kiti reikalavimai medžiagom, kiti funkciniai pasiskirstimai ir kiti terminai.